Kam diplomas, o kam vietoje jo kirvis? Mokslus karo akademijoje baigė 40 kariūnų, vietoje baigiamojo egzamino gavę 4 savaičių pratybas ir 30 km paros trukmės žygį. Padidinus krašto apsaugos biudžetą, įprastai be darbo likdavę kariūnai dabar visi siunčiami tarnauti į kariuomenės dalinius. Kas kaip baigia aukštuosius mokslus. Karo akademijos absolventai mokslus baigė 4 savaičių pratybomis ir ilgiau nei parą trukusių 30 km žygių pėsčiomis. Pavargę ir alkani. 40 kariūnų po šio žygio gaus leitenanto laipsnius. 84,35 balų. Žalia. Malonu baigti akademiją. Marius Gružauskas. Geriausiam iš geriausių neišskirtinis diplomas. Kovos kirvis, ant kurio dedikacija už kiečiausius. Jeigu pats savo gali, ir kitiem galėsi. Jeigu savo negalėsi, negalėsi ir kitiem. Karinės labai. Gerai, klausau. Labiausiai po ilgo žygio jie nori valgyti, bet yra kai kas svarbiau. Gal ne už tėvynę, bet už tuščią skrandį tai tikrai. Sveikinu, tai padarėjai, nors ir tavim niekada netikėjau. Apie sunkumus jaunieji karininkai nekalba, o 30 km pėsčiomis neverta minėti, smulkmena. Į šitą žygį žiūrėjom kaip į formalumą, kurį tiesiog reikia atlikti praeitą 30 km. Čia ne naujiena kiekvienam kariui žygį. Alkani truputį išsekė, bet motyvacijos pilna, nes žinom, kad čia yra pabaiga, finišo tiesioji, kur mes, taip sakant, pereinam į kitą gyvenimo etapą. Po ilgų išbandymų pilna burna, dar daugiau įspūdžių. Tikrai verta, buvo labai įdomu. Tikrai išbandėm kiekvieną save, įveikėm ne vieną kartą, pamatėm tokias savo naujas galimybių ribas. Pirmas dalykas tai čiupt savo panelę, važiuoti namo ir važiuoti į festivalį. Nesakau, kad jaučiuos pranašesnis kažkuom, tačiau jaučiuos plačiau save realizavęs nei kiti studentai. Aš gyvenau tikrai gerom sąlygom palyginus, realizavau save karyboje ir civilinėse moksluose ir ten, kaip matot, gerai pasisekė. Pakvietė prie žalios. Su būriu jaunųjų karininkų ir 4 merginos. Nežinau, aš gal toks žmogus, kad labiau į vertybės tokias remiuosi ir man tai yra garbė. Man tai yra garbė ir aš kaip pagalvoju, kad šiandien grįšiu namo ir pasakysiu, mama, aš jau baigiau. Patikėkit, ji labai apsidžiaugs. Ji labai apsidžiaugs, o gyvenimas irgi apsisuks to pačiu. Vienam kariūnui diena netapo šventinė. Jis baigiamojo egzamino neišlaikė. Galės bandyti laipsnius tarnauti po metų. Likusiems jau paruoštos vietos Lietuvos kariuomenėje. Jei anksčiau darbą gaudavo tik geriausiai, tai grąžinus šauktinius ir padidinus krašto apsaugos biudžetą, darbo atsiras visiems. Mūsų kariai intelektualėja. Aš lyginu praktiškai šių metų ir pernykščių metų rezultatus. Ir, sakykime, netgi šių metų pats prasčiausias yra daug geresnis už pernykštį patį prasčiausią. Tai yra, mes matom situaciją, mes įvedam naujas mokymo temas, mes bandom įskiepyti kažkiek kritinio mąstymo, naujų tikslinio vadovavimo principų ir matom, kad sekasi ir ateityje, manau, tą tendenciją mes dar labiau matysim. Nes intelektas yra pagrindinis ginklas. Čia yra karininkai, čia būsimasis elitas, jų tarpe gali būti būsimasis kariuomenės vadas. Atranka buvo didelė ir pačių mokslo metų bėgyje. Ir yra vietų kariuomenėje tarnauti. Plečiasi šiek tiek mūsų daliniai, pilnėja daliniai, kurie anksčiau buvo neužpildyti, dabar jie užpildyti personalu, todėl reikia jaunų, energingų leitenantų ir jiem pasiūloma tarnyba. Sveiki, kariai! Lietuvos kariuomenėje šiuo metu tarnauja kiek daugiau nei 500 įvairaus rango karininkų. Ligoninėse